Labas, Milda. Sveiki. Labai gera tave čia matyti. Ačiū tau, kad leidėsi tas mano avantiūras. Ar tai yra šitoks projektas tau pirmą kartą yra? Taip, toks projektas iš tikrųjų pirmą kartą, tai viskas labai nauja. Truputį jaudulys, truputį nerimas, bet viskas gerai, labai džiaugiuosi. Atsipalaiduojam. Čia tegul būna mūsų toks draugiškas, bičiuliškas pašnekesys, ar ne, apie tai, kad noriu aš tave geriau pažinti, tavo vertybę suprasti, galbūt kažkokią mes ten klausimą gudrų užduosim, kas bus naudinga vat, ir mūsų žiūrovėms, klientėms, nes mes kalbėsim apie savirealizaciją. Taip. Ir tada klausimas iš karto tau. Ką tu veiki gyvenime? Taip, gyvenime esu visažistė, antakių meistrė, blakstienų laminavimo meistrė, tai vat mano visas pasaulis sukasi aplink makiažą, daugiausiai aplink grožio sferą. Ar tu gali pasakyti, kad aš esu laiminga, nes aš radau savo savirealizacijos kelią? 100%. Aš taip džiaugiuosi, čia yra visiškai esu savo kelyje, visiškai džiaugiuosi ten, kur esu ir labai labai patinka tai, ką darau, tai kiekvieną dieną su šypsena einu į darbą. Ar gali pasakyti, pavyzdžiui, kaip tau tai pavyko atrasti? Nu, va, kiek tau metų, pavyzdžiui, yra? Man dar 26 metai ir iš tikrųjų šitoj sferoj dirbu tik tai metai su trupučiu, bet turėjau labai ilgą kelią iki jo daeiti. Tai viskas prasidėjo dar, kai buvau 16 metų iš tikrųjų. Tai YouTube, visi beauty blogeriai, kaip gražiai visi dažs ir aš labai labai norėjau. Bet aš turėjau griežtus tėvus. Ir aš negalėjau. Neleidau pačiai dažytis, ar ne? Ne. Kaip užslopintas talentas savotiškai, ar ne? Ir ėjau vis tiek į meninės profesijas, bet visai kitas. O dabartinis mano vyras, kai mes pradėjom draugauti, jisai mane paskatino, man padaunojo pirmą šešėlių paletę, pirmą šepetėlį. Kuo jis vardu? Simonas. Simonai, linkėjimai tau. Ačiū tau. Tai visas. Ir svarbus tas palaikymas, ar ne? Iš šalies, va, iš kito žmogaus, ar ne? O ar buvo tavo kelyje kažkokių tai iššūkių, kur galvojai, kad gal ne man, čia ne. Buvo, aš labai bijojau dirbti su žmonėm, nes atrodo, kad, o jeigu suklysiu, o jeigu padarysiu ne taip, perfekcionizmas, ar ne, tobulybės ieškojimas. Ir toks iš karto atmuša, nes atrodo, jeigu nepatiks ir neis pas manęs, ką aš tada darysiu. Ir kažkaip ilgą laiką vengiau ir net nejau į tą profesiją. Visiškai. Bet jautėsi ne kažką turbūt, nematuodamas į kitas profesijas. Tiesiog būdavau ne savo vietoj. Netenkdavau, būdavau liūdna, eini į darbą, nenori ten eiti. O kaip tu šiandien jautiesi, kai tau reikia eiti į darbą? Ai, aš džiaugiuosi, man tik tai aš ryte atsikeliu, žinau, kad darysiu makiažą, man pati geriausia diena, važiuoju. Gerai girdėti, smagu. Kas tau labiausiai patinka tavo veikloje? Nežinau, 3 dalykai, pavyzdžiui, kurie Man labiausiai iš tikrųjų pats gražiausias dalykas, kai ateina viena moteris, o išeina pasitikinti visą išgražėjus. Tai va tą emociją gauti iš kito žmogaus, netgi savo, kaip jis džiaugiasi. Kas dar man patinka? Man patinka išbandyti naujus produktus. Nes kiekvienas turi savitą, kaip jis veikia, su kuo jis veikia, iš ko jis padarytas. Ir trečias dalykas, tikriausiai man patinka tiesiog dirbti mažam mieste, dirbti tokioje aplinkoje. Geras. Kodėl tau tai yra svarbu, pavyzdžiui, kodėl tu tai laikai, vertybė? Privalumu tokio, ne? Tai, nes mažam mieste man yra jauku, man čia yra gera. Aš dideliam mieste gyvenau, buvau pasimetusi, o dabar toks atrodo, aš atradau savo vietelę. Nu gerai, skraidai, taip suprantu, kiekvieną mielą dieną skraidai, bet aš tikiu ir beveik žinau, kad kartais būna mūsų, kad ir mėgstamoje veikloje, bet būna tokių dalykų, kur blemba nelabai man patinka ir norėčiau pakeisti. Ar tavo veikloje tokių yra? Taip, dažniausiai tai būna susijęs su tuo, kad neteina klientas. Aš žinau, kai rašiau tau klausimą, aš galvoju, jinai turėtų tai pasakyti. Jau tikriausiai visiems, kas ant savęs dirba, žino šitą jausmą, kai lauki ir nėra. O kaip tu elgiesi, pavyzdžiui, tada lauki klientės ir nebepykstu. Pradžioj pykdavau, pradžioj toks vidinis būdo, o kodėl? Ir ką darydavai? Ką Milda darydavo tuo metu? Aš susinervindavau ir toks savy užsidarydavau ir pykdavau ant pasaulio. O kodėl? O kodėl man? O kodėl taip? O kam tada kitam? Bet tiesiog atrodo visi kalti, visi blogi. Bet dabar toks aš pagalvoju, matyt tokią dieną. Matyt taip turėjo atsitikti ir kažkodėl labai nebėjimu į galvą ir tiesiog leidžiu paskiau, kad nieko, kitą kartą ateis ir kam save apsikrauti, kam pergyventi. Gerai, kas dar nepatinka? Kas dar nepatinka? Net nežinau, atrodo, kai dirbi svajonį darbą, toks net sunku rasti, kas nepatinka.
Kai tu ilgai stovi, pavyzdžiui, ant kojų, tau nėra fizinio nuovargio arba rankos pakeltos aukščiau, ten kažkokie tokie, vat. Būna, yra, bet aš tą įvardinčiau labiau sunkumu negu nepatikimu. Okay. Nes toks, tai yra nemalonu, bet iš kitos pusės tu žinai, kaip prasmingai praleidai dieną. Tai Kiti dalykai užglosto, jo, toks atrodo, pakeiti tą negatyvą į pozityvų vis tiek tokį vat pereini. Tai iš tikrųjų net nežinau, nes netrandu, dar kol kas netrandu tiek, nes matyt dar kol kas kaifuoju. O tau, pavyzdžiui, yra, kad tu labiausiai mėgsti daryti, pavyzdžiui, kokius nors šventinius makiažus? Ar tau kaip tik nude patinka? Oi ne, kuo spalvotas labiau. Kuo reiškesnis, iš tikrųjų labai pavargstu, kas nepatinka daryti dieninius makiažus. Na, jie yra gražus, viskas tvarkoju su jais. Bet aš pavargstu nuo jų, nes jie visada, jie tokie labai švelnus. O aš noriu spalvų, noriu ryškiai, noriu, kad matytųsi toksai. Nu, aš pati tokia, mėgstanti dažnai būna, jeigu darau ant savęs makiažas, tai dažniausiai bus ryškus. Eksperimentai pas tave, ar ne? Tikrai. Gerai, o tau patinka, pavyzdžiui, klientės jaunesnės ar vyresnės? Nu, kaip tau, kur geriau jautiesi, kur save atrandi? Visada lengviau yra su bendramžiam bendrauti, atrasti tą tokį ryšį, bet nežinau, kodėl su vyresnio amžiaus moterim irgi visada atrandu ryšį. Ir man jis labai mielas, aš jų prašau dažniausiai istorijų papasakoti. Taip. Tai va, toks, atrodo, net pasisemi gyvenimiškas patirtis. Gerai, žiūrėk, tada klausimas ne pagal normą. Ar yra, pavyzdžiui, koks nors patarimas, kurį tu gavai iš klienčių, kur atrodo, ne, ką čia šneka, ta sena baba. Bet paskui pergalvo ir galvo, jinai čia gerai pasakė. Buvo viena vyresnio amžiaus moterytė, gal, tau net nežinau, kokia apie 70 metų, ir jinai man pasakojo apie savo gyvenimą ir mokino, kaip reikia savim rūpintis, nepamiršti, net turint vyrą ar vaikų, ar šeimą, ar viską, visada reikia nepamiršti savęs ir priekis. Geras, kaip įdomu iš vyresnio amžiaus žmogaus iš vis tai girdėti, ar ne? Kaip tu tuo metu sureagavai, pavyzdžiui, kaip tau atrodė? Aš iš tikrųjų kažkaip toks buvo, pasakoja. Nes kol dirbi, ten labai neįsigilim, bet kai išėjo, taip sėdžiu, galvoju, bet kaip gražiai pasakė. Vat kaip iš tikrųjų nuoširdžiai tiek pragyveno, jinai ten pasakoja, kaip sunkiai augo, kaip jai buvo su šeima, ten visokių irgi įvairiausių istorijų. Ir atrodo, žmogus visą laiką laikęs savęs. Bet dabar tu suvoki to prasme, ar ne tų žodžių, kad kai tik tai būsi pati pilna stiklinė atseit ir galėsi pagirdyti kitus ir galėsi duoti ir taip toliau. Iš tikrųjų, kaip gera girdėti. Labai buvo gražu. Tai iš tiesų turtėjai, turbūt savo veikloje labai dažnai praturtėjai. O ką darai, pavyzdžiui, kai moteris šneka kažkokias netikusias istorijas, apkalba kitus, o tugi kaip psichologė tarsi esi, ar ne tuo metu, ir kaip tu su tuo susidoroji? Šiaip dažniausiai praklausau, praleidžiu ir pamirštu. Nes stengiuosi nebepriimti, pradžioj dar būdavo, ypač jeigu kažką ten blogesnė apkalbas dar, gerai, pasiklausysi, apie ką čia. Vis tiek viduj toks yra kirminukas, kur noris. Bet dabar aš jaučiu, kad tai yra nereikalinga dalis mano darbo, kad aš apsikraunu, aš pavargstu nuo to ir aš geriau tiesiog praleidžiu, pakalbėjo, išėjo ir viskas. Vartai uždaryti, dalis uždarytas. Ir užtenka. Aš žiūriu tave dabar kokias, nežinau, čia 8 minutės, turbūt tu visą tokia spindi, tokia pozityvi, tokia optimistiška ir taip toliau. Ar tokia yra tavo kasdiena ir taip nuolatos jautiesi, ar būna dienų, kada ir, biškį nedžiugina? Būkim realistai, esu žmogus. Vis tiek, kaip ir visi būna. Yra geresnių, yra blogesnių dienų. Visko būna, bet labai labai pasikeitė mano kasdienybė, kai pradėjau dirbti mylimą darbą, kai pradėjau gyventi čia Telšiuose, labai daug pasikeitė iš tikrųjų. Tai atsirado Nurimai pati turbūt, ar ne? Atsirado daugiau pozityvumo, atsirado daugiau noro užsiimti papildomom veiklom, kažką daryti, kažką veikti, kažkur judėti, toks visada, daugiau optimizmo. Ar tobulėjimas ir mokymasis čia yra apie tave? Taip, visiškai. Ką tau tai duoda? Man tai duoda pažinimą. Žinias. Aš dievinu žinias. Tiesiog atgauti kuo daugiau, nes nesvarbu kokios ryties žinios, jos visada bus naudingos. Tai man tiesiog patinka augti, sužinoti, patinka dalinti su kitais žmonėms žiniomis. Tai kaip ir su tavim susitikti, pasikalbėti, kažko naujo atrasti ir atrodo, lyg ir viską žinau, bet vis tiek tas atsiranda vienas koks cinkelis, kur gauni vis tiek, negirdėjau. Tai kokie yra paskutiniai, pavyzdžiui, 3 seminarai, kuriuose esi sudalyvavusi? Kokios srities galbūt? 2 buvo tavo, kaip tik.
seminarai ir dar vienas apie fotografiją, apie fotografiją, ir TikToką, apie reelsų kūrimą. Tiksliai, mes čia daug kartų jau bendravom. Ir darbo, aišku, ir antakių dažymo seminaras, kur mokinomės naujus produktus, kaip juos naudoti, kaip juos išnaudoti geriausiai. Tai va, tokie. Nu gerai, o kaip tu iš savo tos patirties galėtum pasakyti, kaip kitai moteriai atrasti tą savo savirealizaciją, tą savo mėgstamą veiklą? Bandyti. Ką reiškia bandyti? Daryti viską, ką įmanoma ir leisti savo daryti viską, ką įmanoma. Ir klysti? Klysti yra pats svarbiausias dalykas. Labai ilgai šito nežinojau ir man atrodo... Dabar tu būsi sena baba. Aš būsiu sena baba. Tai iš tikrųjų, jeigu, būdavo taip, padariau, nepavyko, viskas. Užteks. Jau nebedarysiu, man neišeina, ne. Ir aš kaip pagalvoju, kokius aš pirmus makiažus dariau, kaip jie baisiai atrodė ir kokia buvo tragedija. Tai buvo augimo zona iš kitos pusės, ar ne? Ir aš atsimenu, padarydavau, vienu momentu atrodo pats geriausias makiažas, parodai kažkam kitam ir sako, bet čia baisiai padarai, kaip atrodo. Ir tada taip galvoju, iš tikrųjų baisu, kaip aš, gėda biški, bet su laiku žiūri, kad augimas yra. Darymą, ar ne tada tas? Daryti, bandyti ir nesustoti ir tiesiog leisti savo klysti. Ir jo, labai tu čia gerą mintį duodi, kad matuotis galbūt netgi įvairius amplua, ar ne? Kad, aš atsimenu, žinai, tarp kitko, viena bičiulė man pasako, sako, ką tau patikdavo vaikystėje labiausiai daryti tuo metu, kai kepdavai keksiuką. Aš galvoju, dabar paklausyk, ar ne? Čia tokia labai įdomi užduotis ir tikrai labai galima joje išvelgti visokių dalykų. Pavyzdžiui, gal tau patikdavo skaityti receptą? Ne, pavyzdžiui, kaip man ten smalsu, žinai, skaityti receptą, pavyzdžiui, galėtų būti, ar ne? Gal ten tau faina būdavo pilstyti, ne, miltukų, tiek cukriuko, tiek svoris, tiek ir tiek. Galbūt šitas, žinai, variantas. Galbūt tau patikdavo maišyti ir matyti kažkokią transformaciją tos tešlos, kaip jinai ten keičiasi į kažką, ar ne? Galbūt tau patikdavo, pavyzdžiui, stebėti orkaitėje, kai kyla ir vyksta kažkokie procesai, o gal to patiko valgyti, ar ne? Ir iš tiesų pagal tai, kad ir kaip atrodytų keista, bet mes labai daug galim pasakyti apie save. Ir mano viena bičiulė, ta, kuri pasako, sako, man labiausiai patinka stebėti procesą, pokytį ir jinai yra ta moteris, kuri daro įtaką per išorę, tai yra per rūbus, per spalvas ir taip toliau. Ir labai gerai atspindi, kad tas keksiukas, ar ne, ta transformacija būtent ir yra apie jos dabartinę veiklą, ar ne? O aš taip galvoju, kaip apie save man labai buvo sunku atsakyti, tiesą sakant, į tą klausimą, bet aš galvoju, man labiausiai patinka perskaityti receptą ir viską daryti savaip. Vadinasi, aš čia įjungiu kūrybiškumą, toks pasitikėjimas, kad taigi žinau, kad ten miltų reikia, ne? Tai koks man skirtumas, ar 500 gramų miltų, ar 550 darau iš akies. Ir, žinai, aš labai dažnai pagaunu save, kad aš pirmiausiai sakau taip, iškepsiu, pavyzdžiui, ne? O pasigalvoju, kaip aš tai padarysiu. Bet taip ir gyvenime yra, kad aš priimu pirmiausia iššūkį, pasigalvoju kaip. Tai čia vėlgi yra neišvengiamai ir klydimai, nes, gali neiškilti tas keksiukas ar ne, ir būti neskanus per sūrus ir taip toliau. Bet va čia vėlgi galima tiesiog pasižiūrėti taip labai kūrybiškai, žaismingai ir taip toliau ir pasižiūrėti, apie ką aš esu. Tikrai, ir aišku, leisi savo klysti. Proceso dalis. Taip turi būti. Ir labai dar gerai apie tas klaidas kalbėti su kitais, nes gali įkvėpti, pamokyti ir taip toliau. Ir ne tik įkvėpti, tu gali ir save įkvėpti tuo pačiu, nes gal kažkas irgi padarė lygiai tokią pat klaidą ir tiesiog atsiras tokia pati. Ne man vienai klysti išeina. Aš žinau, kad tu esi labai empatiška. Tau tai yra labai svarbu? Taip, iš tikrųjų. Ką tau tai duoda ir kaip tai pasireiškia tavo gyvenime? Lengviau suprasti kitus žmonės iš tikrųjų. Jų ar emocijas, jų, sakykim, kad ir liūdėsi, džiaugsmą, viską išeina perjausti kartu. Tai mano bent jau darbe, man atrodo, tai labai svarbu, nes tiek ateina žmogus su savo emocijom, su savo aura, su savo visų tokiu vidiniu aš. Ir mano tikslas yra, kad jis jaustis geriau ir išeitų laimingas. Tai jeigu ateina žmogus su nerimu ar su irzės, ar nežino, ko čia dabar tikėtis, kaip atrodys to makiažo ar kokią šventę bus, man svarbiausia pasišnekėti, nuraminti. Pokalbis ar ne, išgirsti. Pokalbis, tiesiog išgirsti, ką nori pasakyti žmogus ir išleisti jau atsipalaidavusi šypseną į šventę. Gerai, smagu girdėti. Nu ir turbūt paskutinis klausimas tau. Gerai? Jeigu aš turėčiau tokių super galių ir galėčiau tau suorganizuoti pasimatymą, su bet kuo, kavagerį gal, nes tu turi būsimą vyrą, ar ne, tai kavagerį, jeigu galėčiau suorganizuoti su bet kuo, kas tai būtų? Čia toks sudėtingas klausimas labai ir aš įsivaizduoju, kad daugumą sakyt kokį labai žinomą žmogų, bet aš pasakysiu su seneliu. Savo seneliu? Taip, nes aš buvau per maža,
kai netekau seneliaus ir aš nespėjau su juo susipažinti. Ir man būtų labai įdomu pasiklausyti visų istorijų, kaip jisai augo, apie jo šeimą, kaip jie su močiute susipažino iš jo pusės. Tai aš labai mėgstu šitas istorijas. Tai aš labai norėčiau tokią istorijų gauti. Tu dabar su juo pasišneki? Būna. Jisai danguje, ar ne? Būna. Jauti, kad turi su juo kažkokį ypatingą ryšį? Iš tikrųjų taip. Beveik per kiekvienas mirties metinės aš jaučiu lygis šalia stovėti. O toks. Ypač vaikystėje labai stipriai jausdavos. Bet kažkoks matyti ryšys yra, nors mes labai daug nespėjom pabendrauti ir susipažinti, bet kažkas. Nu kaip gilu, iš tiesų labai gera tave geriau pažinti. Ir iš tiesų atsivėrė man, truputėlį plačiau, negu aš iki šiol tave mačiau. Tai dėkoju tau už tavo patirtis, už tai, kad rekomenduoji, ką daryti, kad klysti yra normalu ir žemiška, ir žmogiška, ar ne? Ir sakau, turbūt iki pasimatymo, nes su gerai žmonėmis, su fainai žmonėmis norisi tų projektų, norisi tų idėjų ir taip toliau. Tai ačiū tau už laiką. Ačiū ir tau. Turbūt, kad pasimatysime kitą kartą.